Jau prieš nemažai laiko sodintos sėklos pakankamai gerai rodo savo gyvybingumą ir pomidorai jau gal truputį vėluoju, bet reikalauja persodinimo po vieną į indelį. Kitos dar sėklos dar gali palaukti, tai dabar turbūt reikia nuo to ir pradėti, kad paskirstyti į indelius. Reikalai sukasi apie kibirą, nes kibiras kaip ir, ne visai apvalus, bet reikalas toks, kad kaip jau nekartą minėjau, kad vištinyko ir stumdomo gardo sujungimui reikia tokio tunelio, aš vadinu eskalatorium, kad vištelės galėtų iš vištinyko patogiai nusileisti į stumdomą gardą, bet reikia padaryti iš tinklo tokį tunelį. Aš čia visokiausių idėjų sukinėjau galvą po tą, ką aš turiu ir kas įmanoma ir kas būtų stabilu, truputį ir iš ilgalaikiškumo pusės, tai be abejo, kaip visada, kaimo kūrybiškumas ateina. Tai va, pasiėmiau kibirą, nes būtent tokio dydžio reikia to tunelio. Teko jį biškį, kaip sakant, paaukoti šitam reikalui. Pergrėžiau prie medžiuko, kurį įsistačiau į spaustuvus ir susipjausčiau šitą kanalizacinio vamzdžio likutį ir į tokias juosteles. Ir dabar tas juosteles, kad jau visai nesulydyti to kibiro, pasiėmęs industrinį feną, šildau ir gal pabandysiu iš arčiau parodyti. Ir tiesiog, be abejo, reikėjo ir padėti skardos juostelę, kad, sakau, visai neišlydyti. Ir tiesiog, su prispaudėjais, kiek pašyla ir prispaudė. Ir iš tikrųjų gavosi, iš tos pusės apskritimas labiau išsipūtęs, bet ne esmė, čia jau, kaip sakant, aš jau vietoje galėsiu pareguliuoti, bet kad ta jau plasmasė, kuri iš principo yra pakankamai kieta, dar po to užlenkimą reikės padaryti ir pritvirtinimui prie pačio tunelio, bet tai jau man duoda galutinį produktą, kurį tuoj pabandysiu dar ir dabar bešnekant gal ir nuimti pavyks paprastuoju būdu. Ir jo. Tai va, sakykime, dar aš jį pareguliuosiu kažkiek tai ir iš principo vištelės galės savo pralysti ir iš viršaus bus, sakau, reikiamo dydžio. Manau, kad pasiskaičiau, kad gali būti apie 40 cm aukščio, tai čia gal ne visai 38, bet galima truputį suspausti, į aukštį padaryti. Tai aš čia, sakau, jau prie vietos pabandysiu pažiūrėti. Svarbiausia, kad ta plasmasė yra, sakau, ir kieta, ir tuo pačiu su industrinio feno pagalba galima išgauti reikiamą formą. Tai dabar pasižaisiu dar su
tom juostelėm, kiek esu prisipjaustęs ir tada matysim, kas gausis iš to kuriamojo eskalatoriaus. Atrodo, kad jau vėjas rimsta, nes net kilnojosi daržinės duris iš ryto. Ir taip kažkaip tai visai nebuvo nuotaikos eiti lauką darbuotis, nes paskutiniai maži dalykėliai yra likę prie vištų eskalatoriaus. O, kaip sakiau, vėjas ėjo šiaurės vakarų ir pabom nuvertė šitą tokį pavargusį gluosnį. Vienok ant vėjo čia daug nebūsiu, tai iš principo senos šaldytuvo radiatorius puikiai pasitarnauja takeliu. Išlydžiau, išlankščiau šitą tokį kaip ir tinklo prilaikymą ir beliko čia tik tai apie langą sugalvoti, kad patogus būtų atsidaryti ir tai gal aš čia ir paliksiu, nes per tą vėją visai nesinori būti tikrai lauke. Tai va tas vėjas taip ir varė mane atgal į vidų, bet namo nesinorėjo eiti. Tai grįžau į vasaros virtuvę, kurioj, na ką, ilgai užtruko, kol atkeliavo šitie nerūdijančio plieno kampainiukai, nes vis tiek reikėjo susirasti, kur, kaip, patogus, kad būtų ir norimo dydžio. Tai žemesnė lentyna bus truputį trumpesnė, netgi matosi iš dizaino, o viršutinė bus ilgesnė, nes vis tiek norisi ir patekti kažkaip tai ir prie kriauklių. Ir čia dar tokią vieną turėjau nerūdijančio plieno gavęs dovanų. Tai irgi ją, sakau, reikia įkomponuoti ir čia. Ir dabar beliko medžio darbai. Ir medžio darbams turbūt, kad pasižvalgiau, galvoju ir vienokias ir kitokias čia naujas lentas, bet žiūriu, kad yra dar nuo vilos stogo tvarkymo darbų, tų plačių, senų, prūsiškų lentų, keletą likučių, kurių man čia kuo puikiausiai užteks, tik dabar aišku jas reikia dar truputį atsirinkti, pasižiūrėti, katra tenais, sakykime, nes vis tiek jos per laiką truputį yra išsirietusios, o labai smarkiai obliuoti nesinori, nes jos vis tiek ten tik tai 2 cm storio, tai reikia dabar pereiti visą tą rezervą ir atsirankioti. Ir tikiuosi, kad čia jau užbaigtuvės ir vienur ir kitur. Aišku, elektra nėra mano veiklos laukas ir man visada didžiausias iššūkis yra su ja. Rozetę dar. Lempą pakeisti galiu, bet kai reikia čia sujunginėti, nes noriu sujunginėti su judesio davikliais, nes jeigu čia paliksi tik tai ant jungtuko, aš žinau, jau ir kaip anksčiau būdavo, ryte atsikelia, žiūri, čia šviesos dega, tai vienas, tai kitas žmogus, tai svečias palieka. Tai kad išvengti to, sakiau, vasaros virtuvė vien tik tai ant judesio daviklių. Tai va, čia dar bus man tokio
pasižaidimo, bet iš principo jo, dabar prie lentų, bet jau tai, kad pavyko, sakau, ir kampainius viską su lazeriu pasidariau, tai jau čia, nu, va tokie maži dalykėliai belikę iki to Kaspino, o reikės susirasti Kaspiną pabaigtų. Mes statėme ir pastatėme, kaip tame multifilme sakė. Taip, einu lentų ir matysim, kas čia gausis. Norėjau lauke pafilmuoti, bet kai toks vėjas, nu nežinau. Susiradau va tokias senas lentigalių, sakyčiau, taip. Čia tokie, nu ką žinau, 1,30 m. Tai man kaip tik lentynoms praleidau porą kartų per eismusą ir va tokia lenta. Nu, aišku, gal ir norėtųsi čia iki idealaus, bet dėl to, kad lenta tik tais 2 cm originaliai buvo, tai kažkaip labai išplonint negaliu, nes, nu ką, po to, kad linkti nepradėtų, nors, kai pagalvoji, čia, ojojoj, kvepia, kaip ką tik iš lentpjūvės, o pagal sakingumą, tai labai skiriasi nuo šių dienų mediena. Kai paėmus, kad ir tokią pat lentą, taip, čia beveik 28-29 cm pločio lenta. Tokių lentų dabar dar reikia surasti. Tai jo, sakau, svarbiausia per eismusą leidžiant tas ir viršutinė ir apatinė plokštuma, kiek buvo kažkokių išsibangavimų, kaip įmanoma sulygiuoti. Sulygiuoti. Kažkur, sakau, maža kažkokia minimali dobelė, tikrai puodams ir lėkštėms nieko blogo neatsitiks, nepadarys, o dar parodysiu gal ir iš arčiau. Nu vat, labai puikiai matosi, kur buvo persisukimai, čia vat viduj kaip ir įdubimas, kur, sakykime, mažiau nuobliuota, tai atitinkamai galima suprasti, bet tai kaip šakos, pagalvoj, 100 metų ant stogo po čerpiam prabuvo, o dabar, nu, čia gal taip sakykime, labiau išlinkusi buvo, bet man jau baisu per daug nuploninti, manau, kad išgyvensiu. Tai vienok, gražu žiūrėti, kaip sena mediena gali dar prisikelti naujam gyvenimui ir dar atitarnauti kaip lentynos. Tai dabar reikia eiti toliau matuotis ir prie tų kampainių bandyti pritvirtinti. Žiūrėsim, kas gaunas. Tokia nuostabi vakaro šviesa apšvietė dienos darbelį. Ir kągi, tos lentos paėmė ir sugulė taip. Vasaros virtuvė, manau, kad beliko tik tai dėžiai durytes padaryti ir dar čia gavosi. Manau, kad stalviršio vieta kaip ir iš principo baigta. Oi, koks aidas. Beliko tik tai lempas, kaip sakiau, pasidaryti, klozetą susitvarkyti, šitą maišytuvą dušę ir viskas. Kaspiną bus galima. Jo, kaip visada yra toksai dalykas, aš esu pastebėjęs, kad jeigu kažkur truputį abejoji, nežinai, tie darbai nustumiami į vėlesnį prioritetą ir pereina kiti darbai į pirminį prioritetą. Taip ir pas mane čia buvo įvairiausių niuansų, čia kažką galvoju, vienaip, kitaip, trečiaip, kol galų gale prieina tas sprendimas, atrandamos reikiamos medžiagos ir kai medžiagos ir visos priemonės yra,
tada tik tai šast ir gaunasi toks vaizdelis. Na, aišku, dar čia mano iš pogrėžimų visų matavimų ir sukimų ir pripjovimų gavosi toks biškį dar bardakėlis, bet neišvengiama. Ir norėjosi dar, čia galima pastebėti, puslankiai. Puslankių, tokių, sakykime, ketvirtadalis apskritimo. Ta idėja daug kur jinai pas mane figūruoja ir galim pamatyti ir tie patys laiptai, ir ta pati bruka. Na, reikia, kad elementai tarpusavėje susišauktų ir, na, tiesiog taip vat akis atpažintų gal pasąmoninių tokių dalelyčių apjungime, į vientisumą, į harmonijos kūrimą, į tokį feng shui ir ką žinau. Ir pasigrožėkim dabar dar tokiu vakaru. Mano pertraukėlių darytoja visada ateina su ratuku ir duoda, kad meščiau. O taip, nori ir jai, Gilda, kad ir jai skirčiau dėmesį. Prieinam prie vištinyko, kuriame jau ir šienelis lizduose, ir pakilimai visi padaryti. Ir nebeatsimenu, ar pasakojau, kad irgi čia iš senų radiatorių šaldytuvų padarytos estakados užlipimui į zigzagais aukštyn žemyn. Ir prieisim prie paskutinio momento, prie kurio šią savaitę taip pripuolamai vis dar buvausi, ir prieš prieinant prie jo nežinau kaip sudėti žodžius, nes kuo toliau dirbau, tuo supratau, kad tai nėra tas geras sprendimas ir dizainas, prie kurio ėmiausi daryti. Ir na, jis tiesiog man galų gale pasirodė per sudėtingas, per negražus, na, iš principo gal sakyčiau labiausiai per daug sudėtingas. Ir na, iš principo jisai turėtų veikti, bet man labai nepatinka čia tas tinklo uždengimas toksai ir priėjau tos irgi išvados, kad na, kiekvieną kartą čia prisivaryti, atsidaryti, įstumti, įdėti tą tunelį, eskalatorių aš vadinu, bet tunelį, nu, per daug yra sudėtingi visi veiksmai. Ir tik tai, vat, kai jau čia pradėjau krapštytis, kilo nauja idėja. Dabar jau, kaip sakant, pradžiai gyvenimo galiu aš pagyventi su ta, bet manau, kad reikės prieiti sprendimo, kad kažkaip tai gražiai čia per sieną ir būtų tiesiog privarai, padaryti kažkokias dureles čia apačioj, kad paprasčiausiai privarai, tiesiog iš šono atidarai ir įeina. O jos pačios čia stacionariu tuneliu, estakadom nueitų žemyn. Per daug, sakau, čia sudėtinga su tuo tuneliu man gavosi, bet nu, va, tiesiog yra dabar tokia situacija, kad jau turbūt, kad neužilgo ir vištos atsiras, tai reikėjo turėti va tokį sprendimą, koks jisai va gavosi, toks gavosi, sakau, ne puikiausia dizaino, ne gražiausias sprendimas, bet reikia pripažinti kartais ir savo idėjų netobulumą. Kaip ir aš, žmogus esu netobulas ir turiu visokiausių
kaip sakant, aštrių kampų kaip asmenybė ir manau, kad kas jų neturi. Dėkui už pridedamus nykščius, parašomus komentarus, užsisakant mano kanalu, paspaudžiant subscribe. Dėkui tie, katrie paremėt Contribui, Patreon platformose. Ir parašykit komentarą, pasidalinkit šiuo įrašu ar kitais su savo draugais. Dėkui ir sakau iki sekančios serijos.